aš tokį dabar prisekantį kūrinuką į įžangą noriu pasakyti. Kaip vadinasi šitas? Katinėlis. Ne. Kaip? Taip pasakydėsi. Bimba. Ar žinot, kas yra bimba? Ką? Žinote, ne? Tai va, aš biškai tokia prieš istoriją, kai Gintaras Andrijauskas, čia tas, kur pats pagrindinis yra šitą, va, dabar ten net nesiklauso manęs, jisai, žinai, šitą, kai jisai išleido Baltas varnas išskrido Baltas varnas, jiems sakė, su Birutė trūko kažko tai namuose, tai jie įsigijo bimbą. Bimba tai yra jų katinas. Tai va, dabar bus dainelė apie bimbą. Bet dar tokia, viena irgi tokia istorija, gal kažkada ir minėjau, mano vaikai labai, pas Gintarą ten žino, kad yra katinėlis, viską. Ir jie kažkada nuvažiavo į Palangą, yra Palangoje esat vaikas nors. Ir yra Gintaro muziejus. Jie nuėjo į muziejų, Gintaro muziejų, ir klaus, sako, kur bimba? Tai, žodžiu, apie bimbą tai ne. O kitaip vadinasi ant palangės tokių katinėlis. Gerai. Ant palangės tupia katinėlis, katinėlio ūsai kaip sparnai. Jei mojuotų tiek katinėlis, tai skraidytų danguje aukštai. Jei mojuotų tiek katinėlis, tai skraidytų danguje aukštai. Ant šakos atsitupia žvirblelis, nes pavargo jos sparnai. Jei su ūsai būtų tas žvirblelis, gaudytų pelės lengvai. Jei su ūsai būtų tas žvirblelis, gaudytų pelės lengvai. Danguje šypsosi saulutė, jei nereikia ūsų nei sparnų. Šiam pasaulyje viskas turi būti savo vietoje ir laiku. Šiam pasaulyje viskas turi būti savo vietoje ir laiku. Visi kartu. Šiam pasaulyje viskas turi būti savo vietoje ir laiku. Šiam pasaulyje viskas turi būti savo vietoje ir laiku. Šiandien Rugilei buvo šis debiutas, ne? Bet jau tikrai šitam Zarasų krašte tai pirmo rodo. Čia esu. Kaip taip? Čia esu. Čia tu tiek sumysli šitą dainą? Tai jinai jau grojasi čia. O, čia Palargičiaus toj sakė, rimtai? Tai mas atmintim kažkas negerai. Bet ne su mandalina. O, tas sako, su būgnu grojai, ne su mandalinu. Nes aš mokyklai. Šaunuoliai, bučmų šeimyną.
kaip esu nugirdęs, kad klebonas gerbiamas Vytautas turės gali neišbūti iki visas mūsų koncertą. Gerbiamas Vytautai.